Sveiki, mūsų tema negrožinio teksto analizė ir pasiruošimas egzamino kalbėjimo daliai. Tai nauja egzamino dalis, nes jums teks kalbėti apie negrožinį tekstą. Taigi, pirmiausia, susipažinkime su kalbinės komunikacijos schema ir kalbų rūšimis. Komunikacijoje dalyvauja kalbėtojas, jisai paprastai skaito pranešimą ir yra klausytojas. Egzamino metu situacija bus sudėtingesnė negu būna klasėje, nes kalbėtojas būsite jūs, pranešimas bus jūsų 5 minučių kalba apie pateiktą, neskaitytą, galbūt visai nematytą, o gal ir skaitytą, jeigu jūs esate išprusęs skaitytojas ir skaitote labai daug kultūrinės spaudos tekstą, ir klausytojas bus 2 mokytojai. Nelabai jauki situacija. Kuo daugiau kalbate, tuo daugiau patirties įgyjate. Bet šitos patirties, kuri laukia per egzaminą, įgyti galite irgi klasėje. Galima pažaisti tokį žaidimą. Vienas kalba apie tekstą, kitas yra klausytojas ir pateikia klausimus. Taigi, tokiu būdu galima prisijaukinti šitą nelabai jaukią situaciją. Štai, pavyzdžiui, siūlyčiau perskaityti Mišelio de Montenio labai trumpą esė apie šlovę ir apie šitą tekstą pasikalbėti. Toliau verskite ir rasite klausimus, į ką reiktų atkreipti dėmesį analizuojant šitą tekstą. Klausimai prašo jūsų, suformuluoti temą, problemą, įvertinti jos aktualumą, atpažinti diskusijos oponentą, pasvarstyti, ar jums priimtinas esė požiūris, kurios autoriaus mintys jums priimtinos, o kurios ne. Koks gyvenimo tikslas būtų jums svarbus, kokiais kriterijais jūs vertintumėte savo poelgius. Ir žinoma, savo argumentų paieškokite. Taigi, pažaiskite poromis, aptarkite šitą tekstą. Susipažinkite su vertinimo kriterijais. Vertinimo kriterijai pasako, kokiais aspektais jūsų kalba bus vertinama ir net nurodoma, kiek taškų už kiekvieną aspektą bus rašoma. Vertinimo kriterijus jūs galite rasti Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Tai yra viešai prieinama informacija. Vertinami jūs būsite net 5 aspektais. Kokiegi tie vertinimo kriterijai? Vertinama jūsų kalba, temos ir stiliaus požiūrių. Taip pat vertinama problemų atskleidimas ir jų aktualumo aptarimas. Vertinamas ir jūsų dalyvavimas komunikacijoje, nes jūs turėsite kalbėti mokytojui ir atsakyti į jo klausimus. Taip pat bus vertinama kalbos struktūra, minčių nuoseklumas ir, žinoma, kalbinė raiška. Tai yra gramatikos ir leksikos klaidos, todėl linkėčiau jų nepadaryti. Jums bus pateiktas tekstas, publicistinis tekstas, nežinomas tekstas. Todėl labai svarbu jį atidžiai perskaityti. Ir labai svarbu perskaityti pačią užduotį. Užduotis pasako tą patį, ką pasako vertinimo kriterijai. Ten užduoties aptarime jūs rasite net paryškintas vietas, tas vietas jūs ir turėsite aptarti savo kalboje. Taigi būkite labai atidūs ne tik tekstui, bet ir užduočiai. Labai svarbu išmokti atpažinti žanrą, nes, aišku, greičiausiai jūs gausite straipsnio ištrauką, interviu ištrauką, o jeigu pakliūtų laiškas arba dienoraštis, tai būtų sudėtingiau. Publicistika yra visuomeniškas tekstas ir publicistikoje visada kalbama apie visuomeniai aktualias problemas. Rašoma meniniu ir moksliniu stiliumi, kartais įterpiama ir buitinio stiliaus, kad būtų įdomiau. Publicistiniam stiliui būdinga tematika mokslo, politikos, visuomenės gyvenimo aktualijos. Taigi, nesunku bus kalbėti apie aktualias problemas, nes tekstas bus toks, kuriame bus
tos problemos aiškiai įvardytos ir lengvai atpažįstamos. Įsidėmėkite, kad jums reikia būti atidiems ne tik tai žanrui, ne tik tai stiliui, bet ir paantraštei ir pačiam pavadinimui. Todėl, kad paantraštė suteikia daug informacijos, nurodo žanrą, o kartais ir nurodo kontekstą, kada, pavyzdžiui, laiškas buvo rašytas ir kokioje spaudoje jisai buvo skelbiamas. Ar jis buvo visiems skirtoje spaudoje, ar tik kultūrinėje spaudoje. Sustabdykite tekstą ir perskaitykite Balio Sruogos laišką rašytą dukrai. Balys Sruoga šitą laišką rašo, būdamas koncentracijos lageryje Štuthofe, ir aptarė su dukra ir žmona tolimesnį dukros studijų pasirinkimą. Taigi, adresatas yra žmona ir dukra. Tema – dukros studijos. Problema – kokias studijas pasirinkti nelaisvės sąlygomis. Tiesa, pateikiame tokią užuominą, kad karas ilgai nesitęs ir kad daliai dabar reiktų skaityti geras knygas ir nesirinkti kokios nors specialybės, o rinktis miškininkystę. Taigi matyta politinė situacija buvo tokia, Balys Sruoga negalėdamas apie ją atvirai prabilti, jisai užuominomis pasako, kad saugiau bendrauti su knygomis ir medžiais, nei bendrauti su žmonėmis. Antra vertus, daliai ir nepatinka darbas darželyje. Taigi, keliama mintis, kad jai reikėtų tapti vertingu žmogumi net karo sąlygomis, net okupacijos sąlygomis. Stilius. Jausmai reiškiami vartojant labai santūrias kalbinės raiškos priemonės, nes iš lagerio atvirai rašyti negalima. Bet laiške atrodo mums neaktualios problemos, bet iš tiesų tai svarstoma aktuali problema, todėl kad jaunam žmogui visada reikia rinkti studijas. Ir ta problema iškyla ir laisvės sąlygomis, kokiais kriterijais vadovautis renkantis studijomis. Čia jums reiktų pateikti savo požiūrį, kokios studijos būtų vertingos ir kokios jūsų pasirinkimo galimybės. Ir žinoma, pasakyti, kas lemia laisvės sąlygomis pasirinkimą. Perskaitę tekstą, pasižymėkite kalbėjimo gaires. Pristatykite tekstą, nurodykite autorių, šaltinį, žanrą, adresatą, aptarkite pavadinimą, nes pavadinimas suteikia labai daug informacijos. Dabar ir norėčiau pakalbėti būtent apie pavadinimų reikšmes. Pavadinimas gali būti formuluojamas kaip teiginys. Štai Aira Niauronytė savo interviu Vyrų literatūros nėra mus intriguoja, kaip nėra vyrų literatūros, jeigu tiek rašytojų vyrų. O Daiva Tamošaitytė savo straipsnyje Globalizmas grėsmė ar svajonė įvardė du požiūrius. Leidžia mums pasirinkti, kuriam požiūriui pritarėme. Alisa Miniotaitė straipsnyje Viešumas 21 amžiaus prievolė įvardė pagrindinę teksto mintį. Kartais gali būti įvardyta ir tema, ir problema, ir net keli požiūriai. Toks pavadinimas yra Leonido Donskio. Tapatybė, savęs klasifikavimas ar pasiekimas. Labai svarbu suprasti intencijos ir tikslo santykį. Intencija pasako tai, ko siekiama tekstu. Tikslas yra gerokai konkretesnis. Pavyzdžiui, intencija gali būti supažindinti, paskatinti veikti, įtikinti, o tikslas bus gerokai konkretesnis ir bus susijęs su konkrečiu tekstu ir tame tekste keliamu tikslu. Aptarkime tikslo, intencijos ir pagrindinės minties sąveiką. Grįžkime prie to paties Airos Niauronytės interviu Vyrų literatūros nėra. Tema – literatūros skirstymas į vyrų ir moterų. Intencija – paveikti sąmonę. Tikslas – paskatinti skaitytoją kritiškai įvertinti tokį požiūrį ir, žinoma, pačiam apmastyti savo požiūrį. Pagrindinė mintis
Ne lytis nulemia kokybę literatūros, o literatūros kokybę nulemia žanras, stilius ir tai, kas joje yra vaizduojama. O toks literatūros skirstymas į vyrų ir moterų aiškiai parodo nepasitikėjimą moterimi kaip kūrėja. Štai taip kritiškai vertina problemą, tokios literatūros skirstymo problemą visuomenėje. Verta įsidėmėti aiškinimo ir argumentavimo modelius. Tai galėtų būti laiko seka, kada tekste kalbama apie praeitį, kalbama apie dabartį ir net kalbama apie ateitį, brėžiama perspektyva, kas būtų, jeigu toks reiškinys įsigalėtų. Kitas modelis – priežasties ir pasekmės. Gali būti interviu, visada ir būna klausimas ir atsakymas. Tai pats lengviausias modelis, pati lengviausia kompozicija, kurią nesunkiausia atpažinti. Galima rasti ir analogijas, kuriamas paraleles, kuriamą kontrastą tarp vieno ir kito reiškinio. Tiesiog jie padeda aptarti stilių. Tai leidžia paaiškinti, kodėl tas tekstas taip sukurtas. Taigi, rengdamiesi kalbėti apie tekstą, galite naudotis tokią atmintinę. Pristatykite tekstą, nurodykite jo šaltinį, nurodykite žanrą, įvardykite autoriaus tikslą ir adresatą, kam jisai skirtas, ar konkrečiai visuomenės grupiai, ar plačiai visuomeniai. Apibūdinkite teksto tematiką ir problematiką. Atkreipkite dėmesį į pavadinimą, į antraštes, į paantraštes ir, žinoma, į šaltinį, iš kurio jis paimtas. Aptarkite argumentų šaltinius ir stilių. Na ir būtinai išsakykite savo požiūrį į keliamas problemas, argumentuokite savo požiūrį asmeninę ir kultūrinę patirtimi. Pasižymėkite tekste, pasibraukite, spalvomis žymėkite, tarptautiniai žodžiai jums bus paaiškinti, o štai citatas, argumentus jūs galite pasibraukti tekste, nes tekstą jūs galite įsispausdinti ir atsinešti į kalbėjimo patalpą. Taigi ateikite gerai pasiruošę. Žinoma, mintis dėstykite nuosekliai, kalbėkite pagarbiai, nes jūsų kalba yra vertinama ir kalbėjimas yra vertinamas. Ir stenkitės neviršyti jums nurodyto laiko. Linkiu sėkmės išbandant naujo modelio egzaminą.